Sveiki sugrįžę į 100 dienų Python iššūkį. Šiandien antra diena, o mes jau žengėme pirmosius rimtesnius žingsnius į Python pasaulį. Vakar buvo Hello World su vardo atvaizdavimu, o šiandien kursime kažką įdomesnio. Taigi nieko nelaukdami ir pradėkime. Taigi antros dienos užduotis yra sukurti paprastą skaičiuotuvą command line interfeise. Vartotojas pasirenka veiksmą, pridėtis, atimtis, daugybą, dalybą, įveda du skaičius ir mūsų programa pagal pasirinktą veiksmą atlieka aritmetinius veiksmus ir atvaizduoja rezultatą terminale. Nuo ko pradedam? Tai galbūt reikėtų pradėti nuo paklausiam vartotojo norimų skaičių. Paklausėme norimų skaičių ir naudojame skaičius 1 ir skaičius 2 kintamuosius. Kintamieji tai yra tarsi dėžutės, kurie saugo informaciją mūsų kode ir naudojam tada, ką jau išmokom praeitą paskaitą, input ir įvesk pirmą skaičių ir antram skaičiui irgi taip pat input. Įvesk antrą skaičių ir galbūt dėl tvarkos reikėtų čia nustatyti veiksmas input. Įvesk norimą veiksmą. Tai yra pridėtis, atimtis, daugybą arba dalybą. Okay, galim patestuoti, ar viskas tvarkoje. Pirmą, įveskite pirmą skaičių, 10, pasirinkam norimą veiksmą, dalybą ir iš 1. Super, viskas veikia kol kas, jokių klaidų negavom, tad galim judėti toliau. Sekantis žingsnis, ką mums reikėtų padaryti, tai nustatyti ir patikrinti, kokį tą veiksmą vartotojas įvedė. Ir pagal tai atlikti aritmetinius veiksmus. Šiam pratimui mes pasinaudosim if ir if else. Taigi jeigu if veiksmas yra lygus pridėtis į kintamąjį rezultatas, mes įsaugome skaičius 1 pridėti skaičius 2. Jeigu į šį patikrinimą nepatenka mūsų įvestis, tarkim dabar tikrinam, ar yra pliusas, tačiau yra minusas, naudojam else if, sukurti antrą patikrinimą, veiksmas yra lygus minus ir lygiai taip pat ir rezultatas įsaugom skaičius 1, atimti skaičius 2. Sekantis veiksmas yra daugyba, tai vėl kartojamės, jeigu veiksmas yra lygus daugybos ženklui, tai mūsų rezultatas yra lygus skaičius 1 padauginti į skaičius 2. Ir paskutinis patikrinimas, else if veiksmas yra lygus dalybai, rezultatas yra lygus skaičius 1 padalinti skaičiaus 2. Ir galų gale, jeigu nei viena iš šių funkcijų patikrinimų nesuveikia, atvaizduojam print arba tiesiog į rezultatas, išsaugome klaidą. Tinkamas veiksmas. Ir galų gale atvaizduojame print ir rezultatą, kurį gauname. Galim patestuojam ir įvedam pirmą skaičių 10 padalinti iš 5. Gavom klaidą ir taip ir turėtų būti, kadangi mes nenurodėme, koks tipas yra įsaugomas į kintamąjį, skaičius 1 ir skaičius 2, tai jis pagal defaultą yra kaip tekstas. Tai mums reikėtų nurodyti, jog
mes norim išsaugoti float reikšmę ir prie skaičiaus taip pat float reikšmė. Padestuojam dar sykį. Skaičius 10 padalinti iš 5. Super, gavom atsakymą 2. Patestuokime ir kitus veiksmus. Skaičius 10 padauginti iš 5, gaunam 50. Super, tačiau mūsų kodas tikrai toli gražu dar nėra tobulas, kadangi jeigu mes paleisime ir rašysime vietoj skaičiaus raidės, mes gausime klaidą. Tai tikrai neturėtų būti production'e, tai kaip mes tai galime sutvarkyti, tai naudodami try, catch ir kaip čia vadinasi, expect blokus. Taigi pamėginam try, visą šitą atitraukiam, kadangi mūsų yra tam ir užbaigiam su expect ir matome, kad turim error kodą, tai error kodas ir mes atvaizduojame print klaida, netinkamas formatas. Ir pamėginkime dar sykį paleist kodą, skaičius ir vietoj skaičių įrašom klaidas, nesuveikia. Try, turime try, print, atvaizduojam rezultatą, expect. Except, mano error, čia kaip ir tvarkoj ir print klaida. Floatas. Taip, žinau, nėra klaidos, tiesiog neįsaugojau. Pamėginkim dar sykį. Ir vietoj čia įrašykime, ne. Šeštoje eilutėje, mūsų šeštoje. Vietoj visą šitą taip pat turime perkelti į try bloką. Menka, bet žiopla klaida, kuri tikrai gan dažnai pasitaiko, bet su praktika išmoksime taip pat ir spręsti problemas. Spaudžiam run. Klaida, netinkamas formatas. Super. Taigi vieną problemą jau išsprendėme. Kita likus problema yra, jog mes įvedus 10 dalybą ir pardavus iš 0 gaunam dar vieną klaidą. Tai floatas division by 0 yra negalimas. Tai mes galim tai sutvarkyti expect 0 division error ir atvaizduojam print klaida dalyba iš 0 negalima. Taigi, ištestuojam, ar suveikia. Super. Vietoj šios bjaurios kodo klaidos mes gaunam tiesiog klaida dalyba iš 0 negalima. Tai daug geriau vizualiai ir programiškai. Iš tikrųjų yra naudoti try, catch ir expect blokus. Šioj paskaitoje nenaudojam catch bloką, bet ateityje tikrai naudosim. Jeigu pastebėsim, atlikus veiksmą, mes kiekvieną sykį turime per naują paleidinę programą, tai visą tai galime pamėginti sutvarkyti, galim šitaip ir tada panaudoti while true ir kol yra tiesa, mums veikia šitas kodas ir tada čia turėtume po else continue dabar, kadangi
jeigu nebus continue šito vietoj suveikus, nutrauks mūsų kodą ir tada if galbūt tęsti in string, tada input. Ar norite tęsti? Taip. Ne. Ir galim tada padaryti if tęsti upper. Upper padaro, jog mūsų įvestas tekstas, nesvarbu ar įvesim didžiasias ar mažasias raidės, jis visą laiką bus visas raidės didžiosios. Tai taip, arba galbūt darom nėra taip. Ir tada, jeigu nėra taip, naudojam break. Ir išmėginkim mūsų šiek tiek modifikuotą kodą, įveskite pirmą skaičių, 10 dalyba arba pridėtis, 25, 35, ar norite tęsti, taip, pirmą ir galim toliau atlikinėti mūsų veiksmus. Super, ačiū, kad žiūrėjai. Tau, prie mūsų jau parašyto skaičiuotuvo kodo pridėk 2 naujas funkcijas, tai yra kvadratinės šaknis ir laipsnis. Beje, kaip tau sekėsi, rašyk komentaruose, taip pat jeigu turi klausimų ar pastebėjimų dėl sekančių video, taip pat parašyk komentarus, man labai svarbi tavo nuomonė. Iki.